Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kalties. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresni psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje matysite. Visi sutės per kalnelį nesueina. Važiuojam link Vaivodo meloje. Specialus surprizas pareigūnams. Maliai, taip ir maniau, blokada. Blokada link Bobketo. Krabikai, gaudi, krabikai. Link Bobketo. Ir žinoma, Duncanas MacLeodas. Gaivus skonis tiesiai iš šaltinio. Puikus pasirinkimas bet kuriai progai. Pasirink Pissweiser ir mėgaukis autentiškų skonių kiekvieną akimirką. Pissweiser – skonis, kurį verta patirti. Gerkite atsakingai. Jei norite, kad jūsų krovinį pasiektų savo paskirties vietą laiku, pasitikėkite patikimų partnerių. Mūsų patyrę vairuotojai ir moderni technologija užtikrins jūsų krovinių saugumą ir pristatymą laiku. Reliable Delay Logistics – jūsų sėkmės garantas logistikos pasaulyje. Los Santos, 2 valandos 20 minučių. Reaguoja 10 unitas. Žodžiu, dabar gavom iškvietimą, kad vogiama Bobcat saugyklą. Daug girdim, daug šūvių. Šaudo. Šaudo ir pilietis taikos. Ten viduj šaudo. Matom, su dviračiais asmenys mojuojama. Paaiškėjo, kad tuo pačiu metu vyksta ir konfliktas tarp gaujų. Tie su dviračiais apšaudė šitus asmenys, kur plešia Bobcat saugyklą. 3 asmenys. 4 asmenys. 4 asmenys važiuoja su juodu Mersu sedanu. Prasidėjo 1080 Alfa iš Bobcato, judame link Barijo rajono. Pradedamos gaudynės. Pasiekėm Barijo, nuo Barijo laikomės dešiniau link Buvo pastebėti dar geltonai dėvintis rūbus asmenys. Buvo nuvyti, helis nusiųstas ant tilto, buvo pažiūrėta, bet viskas tvarkoja. Kai tam viskas buvo gerai. Leimas pravažiuotas ir pomirsti. Buvo susidėrėta, padarėm bangą ir išėjom. Dabar vyksta stiprios gaudynės didelis greičiais. Pasirodo, kad šitiem nusikaltėliam geltonai apsirengę rūbais piliečiai peršovė ratą. Didelis greičiais važiuojam 150 km/h greičiu mieste. Visi garsiniai, matom paukštę priekį važiuoja su motociklu. Galimai matysit, kaip paukštė skrenda be motociklo. Tai temkit akis. Pasiekėm U ir nuo U dešiniau važiuosim. Neturim, paukštė yra labai profesionalus moto unitas. Jo, bet būna pasitaiko visko, keliai civiliai nesužiūri, užkiša, dar kas nors atsitinka. Išties, darbas yra itin pavojingas. Lekiant tokiu greičiu yra didelė rizika sužeisti aplinkinius ar net save. Matot, kaip kartais būna. Ir laikomės nuo U palyvų važiuosim realiai, tuoj degalinę pasieksim. Kairė, Reikia pabrėžti, jog bėgliai važiuoja su peršauta padanga. iškėjom Altą ir laikomės norboundu į kairę, raudonas garažas. Bet panašu, kad tai jiem visiškai nekliudo. Lamesas Spity tuoj pasieksim. Kairę, kirsim pro sandėliukus, aš prisispaudžiu, galimai blokada kažkokia gali būti. Žinau, kad pykšt koks bus čia. Maliai, taip ir maniau, blokada. Blokada link Bobketo. Krabikai, gaudi, krabikai. Link Bobketo. Pareigūno nuojauta pasitvirtina. Didelė patirtis darbe leidžia greitai priimti sprendimus ir pareigūnas nieko nelaukęs imasi iniciatyvos. Pritvižino. Pirmą kartą matau, kad panaudotų blokadą. Šaunuoliai. Jo, išvažiavo su sultanu ir spoileris ant galo buvo gan didelis toks. Mane tai tvara numušė, aš būčiau prispaudęs prie jų. Net pareigūnai žavisi netikėta blokada. Turiu Mercedesą, turiu. Kur? Ten pat, kur blokada buvo. Truktų žvadžių vėl iš pradžių, dėka pareigūnų nuojautos bėgliai ir vėl pastebėti. Važiuojam link KMA. Šaunuolė. Įprotis. Blokadai.
Ma pravažiavom į kairę, sukam link Megamolo. Kaip, žinai? Dabar sukam į dešinę. Pro Žalių rajoną į dešinę, į link Stripaką. Jo, stripakas. Kairę link Stripaką. Netrukus bėgliai nesuvaldo transporto priemonės ir rėžėsi į šalimais esantį hidrantą. Dar Padavimo kartą į į kairę, prie padavimo dešinę. Bet ir tai nesustabdo kompanijos. Atsiprašau, paukštė. Tas tvarkoj. Kalbėjo apie garažą, tai gal bus garažė kažkokia blokada. Būti raudono garažą svapą darys į viršų. Bet minėjo, garažą reikia. Reikia gal bandyti užvažiuoti ant autostrados ten. Nežinom, gal spalvotas garažas, jau kol kas važiuoja link spalvoto. Ne, čia sukėmės ratas reiškia. Pareigūnai bando nuspėti įvykių seką ir paruošti pasalą bėgliams. Važiuojam link Juvelyrinės. Prieš Juvelyrinę į dešinę pirmas posūkis. Jie planuoja raudono garažą, tose kažką reikia ir raudono garažą laukti. Tai aš užvažiuosiu turbūt. Rockford Plaza. Geriau važiuoja. Važiuos link ten, aš nuvažiuosiu. Racijoje pranešama, jog bėgliai paliko vieną iš savo bendražygių. O kur vieną pametė? Prie Stripako, žiūrėk, ten kažkur vartos aplinkui, jo. Netrukus jis buvo sulaikytas. Į kanalų sunkvežius pastatyta. Dar vienas bandymas užtverti kelią blokada. Bėga. Šį kartą nesėkmingai, staiga visi pasileidžia bėgti. Padėta vyrai. Cooper, tave paims kas nors. Jo, aš čia bėgu. Bangą turim kanaluose, važiuoja link džempo. Bėgliai bando papusyti padusis įskirdami. Dar ant bėgio aš irgi padariau ir važiuojam į tunelius. Bus ratas, galit spiglius, Hebra, važiuokit ant bėgių ir palikit spiglius iš tunelio išvažiavimo, nes čia tik vienas išvažiavimas, jie ratą padarys. Prašymas panaudoti spec priemonės spiglius, liaudė geriau žinoma kaip ežys. Padėsi spiglius? Neturiu. Cooper padės prie stotelės tos tadais. Jo, padėkit visus spiglius, visą kelią užspigliuokit. Spigliuok. Čia. Vienas unitas toliau atsistokit, kad galėtumėt vytis juos. Už atsistoju jų, Cooper pakrauščia visus tos. Specialiai atsilieku nuo jo, kad jie galvotų, kad aš nedaviju jų. Dešinė pusė spigliuota. Visas pusė spigliuok. Kai pravažiuos, patrauksiu spiglius ir aš pravažiuosiu. Ratą padarė, tai mes čia realiai grįžinėjom. Gerai, aš stoju po kairę pusėje, turėtų po dešinę suktis, jeigu turėtų. Galvos, kad ten spiglį, jie į tave važiuos. Kaip jie čia daužasi, man atrodo, jie nedavažiuos. Kantrybė, gera dorybė. Važiavo pro kairę jie. Jūs toliau palikė, nu gerai. Mes čia, pas mane atvažiuoju dabar. O, labai gerai. Pervažiavo per spigliai. Pareigūnų triūsas pasitvirtino. Išlipo vienas bėga. Kairė vienas. Vienas bėga per stotelę tenai. Ta viena, mes po parkingų turim jau. Prašauta viena padanga, ar pradurtos visos keturios, bėgliams tai nemotais. Grojam padangos ar ne, kažkaip važiuoja? Turėjo kaip. Jo, jie ten važiuoja. Unit 10 reaguoja 1031 į Juvelyrinės apiplėšimą. Panašu, jog bėgliai neketina sustoti. Vienas laikytas, galit kažkas atvykt paimti. Desperatiškoje situacijoje desperatiški veiksmai. Vietoje matomas juodas automobilis, sedanas, sunraisas, tai dabar Mitsubishi. Bėgliai nusuka iš kelio paruošę dar vieną surprizą. Aš nelaukiu. Vėl turi dar vieną mašiną. Bėgliai persėda į dar vieną transporto priemonę. Dešinę pasuko. Ir pilboksu. Bet neilgai trukus. Nemobilus. Gaudam, tu šunys. Emocijos ima viršų. Juvelyrinė 10 minučių apytiksliai dar. Būt ir mažiau, sakė, negu 10 minučių. Kitą įmu tada. Juvelyrinė 7 minutės apytikslis laikas. Dar vienas desperatiškas bėgimas.
Tu nusikaltėlį. Bėgliai bando pasislėpti tamsoje. 5 važiuoju automobilį pasikėti. Žinau, automobilis nufotografuotas, numerių nėra. 10-20. Juvelyrinė. Asmenys gaudo. Gerai, būsite surakintas. Depai. Aš turiu vieną gaudau. Koks tavo 20. 10-20. Neturi lydyklos. Stogo vienas užlipo čia pas mane. Aš sulaikiau. Mane ant stogo laksto. Laipime aukštais pastatais operatorių pavydėtų ir pats Spider-Manas. Jo, šiaip gaudo. Pareigūnas nerimauja, jog operatoriui galėjo kilti pavojus. Visą to viskas gerai. Racijoje pranešama, jog nei vienam iš bėglių nepavyko pasprukti ir visi pristatyti į areštinę. Vienas iš bėglių itin atviras ir talkina policijos darbui. A girdi, o ten nutraukyta Viskas reikia buvo kur gerai kelti? iki tol, kol Nes man išvažiavom. tiesiai Išvažiavę ten mes neleidžia iškart kelti. supratome, kad mūsų mašinos priekinis ratas buvo Iš peršūktas kamščių? 2 Tai vat, kai supratome, kad buvo peršūktas ratas, Nu, nebegalėsim padaryti jokių galerija. staigių judesių ir mūsų pabėgimo planas, kaip sakant, žlugo visas. Ir tada pradėjom labai greitai fantazuoti ir sugalvojom užstatyti jums Kažką kelią, kas pradžiug- puikiai pavyko. Bet Jo, labai kadangi gera mašina- blokada buvo, tikrai Bet galima kadangi pagirti. mašina nesuko, Nu, mes gerai, nieko dabar negalėjom kaip- nusukti, kaip mes jiem tiesiog važiavom čia tiesiai, paskui susidėlioti? pasislėpėm labai lievai vietoj ir mus tiesiog radot. Nu, Tada mano bauda draugams jo žiauriai būtų stipriai sukilo 10 pykčiai, visokie, jie mane 730 išvadino visaip negražiai. mėnesių už Ir bobketo aš irgi paskui apiplėšimą, nuliūdau, kad taip jau bėgimą nuo kujovai policijos gavo aš. ir ginklų E, turėjimą abu kategorijos. Praradom Ar labai pripažįsti daug, kaltu? tikrai nebuvo verta. Nu, Kaltas, buvo ane? verta, jeigu būtume pabėgę, bet dabar tai tikrai Apdorota. nebuvo verta dėl to, kad Nu, vat gavom pabėgoti. žinai. Ką galiu pasakyti, kad neimkit daugiau niek šitų dalykų, neverta, gadina Gerai. gyvenimą, Ir prasidėsiu dabar- pusę savo gyvenimo dabar prasidėsiu, Dabar tikrai nebuvo rašyk verta. per čia, ne per zariau. Yra gaidystė. Taip, taip. Jo, gerai. Buvo padaryti 3 svičiai, karočią. Buvo padaryti 3 svičiai mašinų, apsikeitėm. Vienas draugelis paliko mašiną su geltonu varikliu, ten karočią pizda, čia kenžina visur mirksėti, jau pizda buvo apie mašiną. Bandėm savo važiuoti, vapšė nepaėjo. Tada kilo visiems 30, noras ane, nušauti pareigūną, tą Technikos vieną, kuris tu buvo neturi? tuneliuose, ir tada bėgti laiptais į viršų, mus paimtų Gerai. kiti žmonės, nu ir būtume Ge- pabėgę. gero tau laiko. Bet mums tiesiog nusprendėm, kad nebūsim tokie žiaurūs ir 4 prieš 1 nešoksim ir tiesiog išvažiavom, o išvažiavę dar vieną padangą susprogdino su spigliais. Ir tada mano draugelio iš viso sprogo tik dabar galva, padėsi jis man su žiauriai ta supyko, nuotrauka jis išlipo iš mašinos važiuojančios ir tiesiog pasidavė, kaip suprantu jo. Tada kitas draugelis aš iškrito iš mašinos bevažiuojant, jam irgi iš viso ten nuotaika nebėra tikriausiai dabar. Ir paskui dar trečią svičą padarėm ir tiesiog tada jau galvojau, kad tikrai pabėgsim, nes nauja mašina sutvarkyta. Dviese važiuojam, iš 4 dviese liko mašina, nežinau kaip, pradėjom 4, likom gale paskutinį mašiną dviese, važiuojam ir jau tikrai atrodo, kad viskas bus gerai, jau tikrai atrodo, tikrai galvojau, pasiimsim mes tos ginklus ir viskas, galėsim laimėti viską. Galvojau, būsim geriausi. Ir tada tiesiog apsivertė mašina, aš apverčiau mašiną. Aš apverčiau mašiną viskas ir dabar aš esu čia, kur esu. Taip. Ir kaip man dabar tą nuotrauką gauti iš ten? Jeigu būčiau pabėgęs, būtų nes tikrai nereikia jos kelti? Bet dabar jau vat, viskas gyvenimas sugadintas jau. Gal kažkas kitas gali. Dabar jau viskas. Laikraštį. Padangą peršovė žmonės, kurie greitų metų mirs, nes aš pats pasirūpinsiu, kad tai įvyktų. Buvo gautas iškvietimas, kad plėšiamas Bobcat, tai yra ginklų saugykla. Nusikaltėliai pradėjo bėgti, išvažiavę iš Bobcato, buvo daryta blokada, buvo visokių bandymų pabėgti, bet galų gale vis tiek, taip sakant, pareigūnai puikiai atliko savo darbą, visi komandiškai pagavo visus 4 nusikaltėlius. Nusikaltėliai nubausti ir išsiusti į kalėjimą. Įvykis tyriamas.
Gaivus skonis tiesiai iš šaltinio. Puikus pasirinkimas bet kuriai progai. Pasirink Pissweiser ir mėgaukis autentiškų skonių kiekvieną akimirką. Pissweiser – skonis, kurį verta patirti. Gerkite atsakingai. Jei norite, kad jūsų krovinį pasiektų savo paskirties vietą laiku, pasitikėkite patikimų partnerių. Mūsų patyrę vairuotojai ir moderni technologija užtikrins jūsų krovinių saugumą ir pristatymą laiku. Reliable Delay Logistics – jūsų sėkmės garantas logistikos pasaulyje. Los Santos, 6 val. Vakaro. Gautas iškvietimas, kad plėšiama Los Santos juvelyrnė. Kolegos jau pradėjo. Atvykus į įvykio vietą pastebėtas visureigis, kuris visų greičių spruko nuo policijos ekipažo. Nu, klausyk. Neilgai trukus specveiksmais Ilgapirštis yra sustabdomas. Bėgam? Įtariamasis su šalmu nedelsint sulaikomas. Tačiau jo bendrakeleivis turėjo kitų planų. Parbloščiamas pareigūnas. Pareigūnas ir žąsis nusipurtė vandenį ir toliau į gaudines. Panašu, jog bėglys nusprendė pakeisti gaudines į bulių kautines. Rūksta. Ilgapirštis iškrenta iš savo automobilio, galimai pavartojo psichotropinių medžiagų, atsistoja it niekur nieko, nereaguoja į nei vieną policijos pareigūnų prašymą sustoti. Artūrai! Bėgliui pavyksta ir vėl atitrūkti ir prasideda gaudynės bėgtelė. Policija visai ragina Ilgapirštį sustoti, nenorėdama sukelti jo gyvybei pavojaus. Deja, nepanašu, jog Ilgapirštis supranta, kokioje realybėje esąs. Netrukus bėglį pavyksta sučiupti. O minus nusikaltėlis. Bėgė, man atrodo. Na ir kaip be klasikinio pagrasinimo. Vengia atsakomybės gerai, dabar jūs neišvengsit mano kulkų. Tai važiuokit jūs į padarį. Dėl viso ko reiktų mašinos keturvietės prie Tu raudono tai ten garažo. čiaupkis, nes tai su Keturvietės mašinos prie raudono garažo savo reikia. plaukais mėlynais, kas dirba, paduosi mėlynais plaukais, pagausiu gatvį, nuskusiu. Pažeidėjai krūvą įstatymų ir dar žadėčiau įžeidinėti. Daryk savo. Kraujo tyrimas parodys, jog asmuo pavartojo didelę dozę heroino. Tokia dozė, jog tai galėtų išversti net ir patį dramblį. Jei norite, kad jūsų krovinį pasiektų savo paskirties vietą laiku, pasitikėkite patikimų partnerių. Mūsų patyrę vairuotojai ir moderni technologija užtikrins jūsų krovinių saugumą ir pristatymą laiku. Reliable Delay Logistics – jūsų sėkmės garantas logistikos pasaulyje. Gaivus skonis tiesiai iš šaltinio. Puikus pasirinkimas bet kuriai progai. Pasirink Pissweiser ir mėgaukis autentiškų skonių kiekvieną akimirką. Pissweiser – skonis, kurį verta patirti. Gerkite atsakingai. Los Santos, 4 val. 20 minučių. Plėšimas parduotuviai. Skubam dabar iškvietimą, pažiūrėsim, kas ten darosi, ką nusikaltėlius toje vis suimsim, areštuosim pačioj parduotuviai. Būk pasiruošęs. Pareigūnas įvykio vietą vyksta tik su operatoriumi, todėl paskatino operatorių būti budriam. Taip, tas juodas automobilis. Viduje moterys. Palaukit. Vyksta aktyvus 1080 alfa, iš parduotuvės, esam netoli UV. Į sportinį elektrinį automobilį įlipa 2 moterys. Ką? 2 moteris vairuoja. Kiek laisvė vintažinio? Važiuojam link Vaivoto meloje. Gal tai Telba ir Luiza? Prie Delpero tilto netoli esam. Panašu, jog moteriškiams nėra taip paprasta suvaldyti automobilio. Kiekvienas posūkis gali būti lemtingas, pareikalaujantis gyvybės. Tai nežinau. Aš geriau per... Gal sustojam? Ne, Sustojam? Nu, pakalbėsim, nu. Pareigūnas bando apžavėti merginas ir kalbėti sustoti. 50 mobilų. Panašu, jog gaudynės ilgai nebesitęs. Merginų automobilis pasislėpė dūmuose. Nu, pakalbėti tik reikia. Tai ne vienintelė merginų problema. Priekyje akligatvis. Nu, sustok, nebėg, palauk, stok, pakalbėsim. Išlipo, bėga.
Viena mergina perlipa tvorą, mėgindama papustyti padus. Dėl ko bėgot? Neilgam, kitam ekipažui pavyksta sulaikyti Nebėgom. kenguraitę. Kaip tai nebėgot? Nu, nebėgom. Kita mergina viską neigia. Nu, yra viskas užfiksuota, operatorius viską nufilmavo. Apsiverčiau, reikia atverst mašiną. Tai ką darėt parduotuviai? Nu, sakyk tiesą. Apsipirkt atėjom, aš jums sakau. Iš seifo, pinigų Tikrink paimk. visus bušus. Ne, lėčiau aš tą silufo. Nu, ką, nusim kaukę, nu. Nu, nenoriu. Nu, nusim. Nenoriu. Įvykis tyriamas.